Keliaujam, dar geriau pažinti Kelmės rajoną. Kelionį pradėjom nuo istorinį Kražių miestelį. Su katru istorijai susipažinom Sarbėvijos muziejų ir keliavom Garsioje medžiokalnį, kur pastatytas medienis skulptūras ir vyks prigimtienis šventės. Aplankėm ir buvusių Šventės dvaro teritorijai su kraštotyros muziejų. Pasivakščiojom pažintiniu taku, pasigrožėjom Leipų alėją, išskirtinėm skulptūrom ir sutvarkytom erdvėm prie vandens malūno. Pakeliau užsukom į Beržėnų dvarą. Pasidžiaugėm senuoju Šaukėnų pušim ir keliavom prie didžiuliam miškų masyve esant Juodlės ežerą. Pasivakščioti pažintiniu taku ir pasigrožėti vaizdas. Judėjom iki ją užpelkėjus ežerą Posė, kur padaryta medinė apžvalgos aikštelė. Aplankėm paslaptingoje Puslaukį Daugą ir keliavom ant Vainagių piliakalnį. Užlipėm pasigrožėjom natūrali gamtą ir vaizdu į Vainagių ežerą, o grįžom medinių mišką takeliu. Galiausia pasiekėm žmonių pamėgtus Svilis šaltinius, kur į žemę sunkas gėls vundau. Apsistuoti ir atgauti jėgas keliavom prie medinį ežerą, kur įrengs jurtų kaimėlis, su gražiausias vaizdas į ežerą, bendra pirtim ir maudyklą. Tikslus kelionės maršruts komentarus.